Sveikos mielosios! Šiandien parodysiu savo vieną iš mėgstamiausių makiažo įvaizdžių. Jis pakankamai drąsus, seksualus, moteriškas. Makiažą aš visada mėgstu pradėti nuo akių, vien todėl, kad tiesiog man atrodo, kad taip yra paprasčiau nesisaugoti nuo šešėlių byrėjimo. Taigi pradėsiu nuo šešėlių bazės. Aš mėgstu užmaskuoti voką makiažo pagrindu, kuriuo dengiu veidą, išlyginti toną. Pradėsiu naudojant NYX Roll On Shimmerį. Atrodo štai taip. Šviesiai rudų šešėlių pradedu gilinti akis. Tuomet imu tamsesnį šešėlį ir pasilieku šepetuką, kurį naudojau prieš tai išretušavimui tarp šitų dviejų šešėlių. Seną teptuką, kurį naudojau prieš tai ir su juo retušuoju tarpusavy šitus šešėlius, sukurti gražesnę perėjimą. Imu dar tamsesnį rudą šešėlį ir tamsinu pačius kampučius. Dėsiu šiek tiek daugiau vidurinės voko dalies. Toliau naudosim Kiko firmos mineralinius šešėlius. Ir jį šiek tiek paryškinsim vidinėje akyse. Mano vienas mėgstamiausių akių pravedimų juodų yra iš Make Up Store. Tai tokių pavidalų sausių. Šiek tiek padeda linerį darant akies įtempimus. Pravedimai baigti. Sekantis etapas – blakstienos. Šiandien naudosiu House of Lashes blakstieną Smoky Mousse. Nusivalysiu paakius ir pabirėjusius šešėlius. Veidą atšviežinsim su MAC firmos purškikliu. Naudosiu Giorgio Armani makiažo pagrindą. Noriu, kad veidas būtų pakankamai lengvai padengtas, todėl makiažo pagrindą dengiu daugiau išoriniai veido pusiai, kad nedubliuoti produktų, kadangi formuojant veidą dengsiu šviesesnį maskuoklį viduriniai veido daly. Naudosim MAC firmos Prolong Wear Concealer. Svarbiausia tai daryti greitai, kad jisai neišdžiūtų. Sausa
Nedarysime stipraus kontūravimo. Labiau subtilu. Pamiksuosim vis spalvas. Paaštrinsiu linijas dar, kur nusileido retušavimų per daug. Mineralinio kontūrą šiek tiek dar palysti. Labai švelniais judesiais, nespaudžiant visiškai. Maišysiu iš NARS paletės šitas dvi spalvas. Akių apačiai naudosiu Urban Decay juodą pieštuką ir šiek tiek paryškinsiu kampučius išorinių. Naudoju Max Factor 2000 Calories tušą. Man patinka jisai tuo, kad aš esu prisiauginusi blakstienas ir ateina pas mane ne viena klientė, kuri taip pat yra prisiauginusi blakstienas. Taigi šitas dušas pakankamai lengvai ir su vandeniu tik tai nusiplauna gražiai nuo blakstienų. Sekantis žingsnis. Naudosime Balm firmos Mary Luminizer iliuminatorių. Ir viską praeisime su kempinėle, kad viskas tolygiau įsilietų į bendrą makiažą. Lūpoms naudosiu Colourpop firmos matinį lūpų blizgesį. Spalva vadinasi Beeper. Štai bus makiažas ir baigta. Tai tokia ta linksma pradžia ir